Negalvokite, kad niekados apie visatą, jeigu gauti sunku, turite sunkiai dirbti, kad jūs gautumėte. Jeigu taip galvosite, pam, ir pinigai dingsta. Nes skiriate dėmesį į neigiamą dalykų pusę ir prireiks laiko, kol patikėsite, kad visatoje pinigų yra beribė masė. Tik tai reikia jos mintimis protingai paimti arba skirti laiką gyventi nuo algos iki algos. Čia vėl, kaip sakyti, kiekvienam kaip gaunasi. Dėl to mus turi supti visą tai mintyse, kas yra gražu. Mintyse mes turime matyti grožį aplinkui. O jeigu mes tokias mintis mąstysime, tai sėdėsim tartum kambaryje, kur visos sienos nusėtos skurdo vaizdais ir šitokia situacija lydės mūsų visą gyvenimą. Bet kai ateina visata ir sako jums, reikia žiūrėti tai, ką nori gauti, tai lyg jau turėtum, nepastebėkite to, ką matote aplinkui. Žiūrėkite į savo fantazuotą realybę. Visa tai, žinoma, yra puiku. Bet nes aplinkui, kai žiūri, yra mažas, bet visur, kur pažvelgsi, matai pinigų stygių, o tai ir sukuria tau tą stygių. O iš pinigų trūkumo pereiti prie gausos pasirodo nėra lengva. Dėl to jūs ir turite pakeisti savo gyvenimo grafiką, discipliną, laikytis tam tikrų taisyklių. Meditacijos metu galite naudoti nuotraukas, kuris vaizduoja tai, ką norite gauti, norite keliauti. Tokios nuotraukos keičia emocinę būseną link to, kad sukurtumėte tai, ką norite, o negalvotumėte apie tai, ko nenorite. Tai toks inkaras, kad negrąžintų jūsų į problemą ratą. Jūs turite ravėti neigiamas mintis, neprisileisti, būti čia ir dabar ir dabartinėje akimirkoje įsivaizduoti, kad viską turite. Tik dabartyje jūs kuriate naują gyvenimą. Praeitis ir ateitis neegzistuoja, jose nevyksta joks kūrybos procesas. Tik tai čia ir dabar, šitam akimirkos ruože, jūs galite kažką sukurti ir pakeisti savo naudai gyvenimą. Taigi nuotraukos veikia puikiai irgi. Pasidarykite kokią tai svajonių lentą, prijuokite, žiūrėdami savo nuotrauką, tai nuotraukas jauskite tos jausmus. O tie jausmai virs emocinė reakcija, kuri sukels tos jausmus, kuriuos visata supranta. Ir kvantinis galimybių laukas, matydamas jūsų tuos jausmus, skaitydamas jausmus, kurs iš kvantinių bangų. Kvantai tai bangos, bet kada jūs pradedate galvoti apie
daiktus ir siūsti savo signalą apie pinigus ir visą kitą, tos dalelės, tos kvantinės dalelės, tai ir kvantinės bangelės tampa kvantinėmis dalelėmis, iš kurių susilipdo situacijos. Nesvarbu, kaip tai 50 000 jūsų bankų sąskaita pateks, jūs negalvokite ten apie tuos būdus, ar loterija, ar dar kažkas, tai, bet reikalas yra tame, vis tik galvokite, kad jie tenais jau guli pas jūs yra. Palikite visatai pasirinkti tą kelią, kuris jums labiausiai tinkamas, kad tie pinigai ateitų į jūsų gyvenimą. Ir kad jūs nepažeistumėt leidimo dėsnį, priimti, kas yra leidimo dėsnis. Įsivaizduokite, kad jūs gerai įsivaizduojate savo norą turėti 500 000 eurų. Jūs pompavote jausmais ir tas vanduo kaip soda žarna turėtų tekėti ir laistyti veją. Bet jeigu jinai perlenkta yra, kad ir kiek bebūtų tos srovės ir vandens, srovė netekės. Tai leidimo dėsnis, dėkingumas už tai, ką turi. Ir yra tai, kad jūs ištiesnėt tą žarną ir leidžiate tekėti savo norų į savo gyvenimą. Paskiriasi jausmas ir emocija. Kai įsitraukite į procesą giliau, tavo procesą turėti pinigus, tos mintis virsta emocija, o emocija tampa beveik automatiška. Tokia automatiška emocija virsta paskui jausmu, kuris atsiranda sąmoningai. Emocijos sukuria veiksmingiau nei jausmai, bet mes turime kažkur pradėti nuo jausmų, jausti, o paskui pradedame ugdyti jausmus tam, ką norime gauti ir sukeliame aukšto dažnio emocijas, kurios paverčia mus pinigų magnetu, traukia pinigus į mūsų banko sąskaitą. Taigi, matote, toksai turėtų būti nedidelis toks meditacijos aptarimas. Pradžioje įsivaizduojate, ir tam tikroje vietoje, kada įsivaizduojate, kad pakilate pas kūrėją, jūs užlieja baltoji šviesa, nebijokite kūrėjai duoti nurodymą, paprašymą, kad pasakyti kūrėjau, aš prašau, kad mano sąskaitoje būtų 50 000 eurų, kad aš galėčiau padėti savo artimiesiems spręsti finansinės problemas. Pavyzdys. Kūrėjai duotas, mums yra teisė duoti kūrėjai nurodymą ir įsakymą, kūrėjas mus girdi, jis taip sukūrė tas taisyklės, kad mes su juo bendrautume ir jam smagu, kada mes kūrėme kartu su juo, nesiblaškome neigiamų jausmų ir streso ten kokteilyje. Taigi tokio žaidimo taisyklės. Bet norint pradėti tokį žaidimą, reikia daug ką pakeisti, reikia tam tikro sąmoningumo, tikėjimo, svarbiausia, valios, nuoseklių pastangų. Kiekvieną dieną reikia tokias meditacijas atlikti 3 kartus per dieną. Pirmą kartą vakare, antrą kartą per pietų pertrauką, pirmą kartą ryte,
antrą per pietų pertrauką, o trečią vakare. Nusistatykite savo valandas. Jeigu neišėjote ant valandom, pastumkite į priekį, bet būtinai 3 kartus padarykite. Toks yra dėsnis. Ir va, kai pradėsite 3 kartus atsisėsti ir bandysite medituoti, parašykite, kuriam iš jūsų, kad ir kaip stengiatės, nesiseka prisėsti ir 3 kartus, na bent po 5 minutės pasėdėti ir apie pinigus pagalvoti. Rašykite drąsiai, matysime, kad tai yra koks sunkus uždavinys, 3 kartus prisėsti, bent jau tuo pačiu laiku, bent jau į tą pačią vietą, o jeigu ne, tai tegul skirtingos vietos, skirtingų laikų, pagal darbą ir visą kitą. Ir pasakysite, ar pasisekė 3 kartus per dieną jums po 5 minutės prisėsti ir paskirti laiko šito mintim. Ir va tada jūs suprasite, kai tik tai reikės jums prisėsti, atsiras skambučiai, darbai, elektroniniai laiškai, ir visas pasaulis jums pradės trukdyti, kad tik neprisėstume, nes šitaip veikia ego ir veikia protas. Jis pakviečia visus šitos trukdžius į mūsų gyvenimą, kad tik tai mes neišsivaduotumėme iš jų valdžios. Nu, to drąsiai rašykite, ką daryti. 3 kartus bandau atsisėsti. Ir kai tik bandau sėstis, nesigauna. Tada papasakosiu jums sprendimą, kaip reikia šitą barjerą nugalėti. Tai va toks vienas išbandymas laukia jūsų pirmas toks pratimas. Reikia neprisileisti minčių iš praeities, jokių būdų per dieną. Negalvoti apie ateityje laukiančias problemas ir baimės, visata pasirūpins jumis. O tam, kad 2 mėnesius reikia šitą kartoti, tai yra tos laiko buferis, per kurį, kaip sakiau, susikuria naujos programos ir susikuria nauji neuronų tinklai ir harmonizuojasi, susireguliuoja mūsų vidaus cheminis fabrikas. Visata turi matyti, kad jūs vis kartojate vėl ir vėl tą patį, kartojate dažniau ir tvirčiau, kad jūs tikrai to norite, o nebėgiojate mintimis, šiandien noriu mašinos, rytoj aš noriu kailinių, poryt aš noriu kelionės, tada aišku jau šitoje vietoje visata jums į pagalbą neateis. Tik tai kartojimas vėl ir vėl to paties dalyko, visata patikės, kad jūs tikrai šito norite ir traukite, nes reikia magnetinti save, patepti magnetu, pinigų magnetu ir dėl to kartodami vėl ir vėl stiprėja jūsų elektromagnetinis laukas. Tam ir skirtas buferinė zona, 2 mėnesiai, kažkur apie 50 valandų susidaro meditacijos. Bet praeiti šitą kelią gali tik tai vietai be trenerio ir be mano metodikos. Jau aš dabar žinau, anksčiau galvojau parašysiu, žmonės patys praeis, bet dabar, kai išbandžiau su kai kuriais tvirtais žmonėmis, aš supratau, kad ego ir intelektas ir aplinkybės stipresnis palaikymo trenerių. Gali būti, kad pradžia bus labai galinga, viskas seksis, o vėliau viskas augs lėčiau. Taip atsitinka, kai staiga labai stipriai tikime kažko, ateina azartas, o paskui
nusistovėjusie įsitikinimai pradeda kuždėti. Čia tu gaišti laiką be reikalo, nieko iš to nebus, tikėjimas nusilpsta ir žmogus grįžta atgal į buvusį savo gyvenimą. Nes jisai nenori dėti pastangų. Yra gerai, jeigu dar gyvenimas normalus, pusiau komfortiškas ar dar kažkas, tai bet kada pati siela pradės įsivaduoti iš spąstų ir įvarys jūs į kampą, tenais nebus pasirinkimo jo. Siela pasiūs jums ir ligą, bankrotą, kaip sakiau, pasiūs avariją, žaidimus ir vagystės. Tada jau, norite, nenorite, jūs tos 2 mėnesius dirbsite dėl to, kad įvarytas žmogus į kampą, kito išeities nebeturės. O yra pasirinkimas grįžti, žmogus dažniausiai įsigąsta ir sugrįžta. Bet to netikėkite savo to vidiniu balsu, tu negali to pakeisti, žinokite, tu gali. Ir kuo stipriau tikėsite, kuo ilgiau galėsite išlaikyti tą savo naują tikėjimą, tai kaip tik tai pasieksite. Tokie procesai užtrunka, palaipsniui patenka mūsų gyvenimą, jeigu dirbame palankesnės sąlygos. 1 mėnesį pastebėsite teigiamą pokyčių, kitą savaites vis daugiau ir daugiau. Nors kartais būna atvirkščiai, ko arčiau tikslo, tuo daugiau išbandymų ateina, kad tik tave išmušti iš vėžių ir kad tu netikėtum savo pergalę. Tam irgi reikia būti pasiruošus. Kuo arčiau tikslo, tuo tamsesnė naktis. Nuo panakties vargu ar mes sulauksime aušros, nes tamsioji sielos naktis mus į neviltį nuvarys. Todėl turi būti tik tai vienas įsitikinimas, kad ir tamsiausią naktį aš visada gausiu tai, ko manau nusipelnęs, nes visada su manimi, kūrėjas su manimi ir aš nusipelnęs gyventi džiaugsme, bet tik tai per vėlai pradėjau tai daryti. Visada kartokite, aš visada gausiu tai, ko man kūrėjas yra nusprendęs duoti. O jisai nusprendęs duoti džiaugsmą ir visą kitą. Taigi tai turėtų padėti praeiti dykumą. Aš pats bandžiau kokius 8 ar 9 kartus laimėti šitą mūšį. To žinau, kaip visas mandrybės ir visa kita. Ir žinau, kokios situacijos ateina. Skaitykime tuos mūšius, aš pralošiau, dabar aš išeisiu į paskutinį mūšį, kuriame laimėsiu karą. Nes daugiau mūšių pralaimėjimai yra skausmingi, o aš nebenoriu pralaimėti. Visada mačiau, kaip visata spindi tai, ko aš tikėjau ir bandžiau tikėti, kad dažnai pajusdavau tokį vidinį pasipriešinimą, nes mano ego ir sąmoningas protas turėjo drąsos reikalauti, kad būtų kitaip.
Ir net protas turi tokią savybę pasikviesti kitą žmogų, kad jisai tuo metu, kada jums reikės medituoti, ateitų pas jūs į svečius ir užknistų jums, atsiprašant, protą savo kalbomis. Protai tarpusavyje susivienyje kaip ir mūsų sielos žemėje ir protas gali pasikviesti bet kokį žmogų į pagalbą, kad jis jums trukdytų. Todėl būti labai reikia atsargiems. Netidaryti jokio nereikalingo linko, nekelti skambučio, neatidaryti nereikalingo puslapio knygos 2 mėnesius. Pasaulis nuo to nenumirs, vaikai iš bado taip pat nenumirs, vyras supras ir pakenties, gal per 2 mėnesius neišeis pas kitą. Ir priežastis, kodėl jūsų protas iš pradžių priešinsis, bus ta, kad netikite šitomis idėjomis stipriai. Dėl to ir protas turi valdžią jums primesti kokius trukdytojus, emocinius trukdytojus, laiko ryklius, kurie suvalgo jūsų laiką. Kaip sakiau, per parą turime 16 valandų. Aktyvių 960 minučių ir mes kiekvienas dieną atidami 1000 minučių, pagalvokime, kiek laiko mes skiriame naujam gyvenimui, kiek senų savo skudrus skalbam. Tai vat ir kiekvieną dieną, jeigu gautumėte 1000 eurų, jums reikėtų juos išleisti. Į ką jūs jas investuotumėte, nes rytoj jų negalima sutaupyti. Taip ir su laiku. Jeigu jūs šiandieną jūs neinvestavote į savo naują gyvenimą 500 000 tų minučių, reiškia, bandymas nepasisekė. Mintimis nieko nėra galingesnio už mintį. Galima lankyti jogą, ten kūno tvarkaisi, nes bet ten reikia nueiti. Gali laikyti klubą, raumenis auginti, gali bėgioti, sportuoti. Bet visą dieną jūs būnate su kuo? Tik su mintimis. 60 000 minčių per visą dieną sukasi jūsų galvoje ir nuo jų kokybės priklauso jūsų gyvenimas. Galite kiek norite kitą sykį bėgioti arba ten šokinėti ir vaikščioti į klubą, bet nelaimė kartais jūs užklups taip, kad nesakau, kad tai blogai, fizinį kūną reikia žiūrėti, bet reikia pirmoje eilėje suprasti, kad visą dieną mes būname tik tai su vienu dalyku, su savo mintimis, o visa kita. Turi turėti savo grafiką, neviršyti jo, atiduoti tai, kiek reikia. Ir mes sportuodami mes turime savo mintis. Bėgiodami irgi kažką galbūt galvojame. Mes nuo minčių nepabėgame niekur. Ir tada mintis pati galingiausias įrankis su mumis. Jis gydo, mus sargdina, padaro mus turtingais arba vargšais. Todėl dabar tas pats laikas mums ištaisyti ir išmokti, kaip pervesti pinigus iš savo galvos į savo sąskaitą banke, minties pagalba, meditacija ir kitus metodus. Toje knygoje papasakosiu detaliai, kaip tai yra daroma. Dabar kai kuriais dalykais bandžiau tą parodyti, bet žmonės pakol kas šitų idėjų kratosi, nes reikalauja pastangų. Dabar visiems gražiau praeiti tokį pradžiamokslį, kaip sakyti, kalbėti apie meilę, malonu girdėti čiulbesį paukštelių, drugelių, kaip sakyti, dėsnių žinojimas. Tai reikalingas pirmas pradžiamokslis, kada žmonės surinka informaciją apie dėsnius, apie gyvenimą. Bet kai prisikaupsite tų žinių,
ir tikėsite, kad galite mintimis kurti savo gyvenimą, ateis laikas praktiškai tai padaryti. O jeigu ne, tai visą gyvenimą būsite žinių kaupikai, skaitysite YouTube, ten kaip viena moteris man rašė, aš suspėju. Laiką padėti, kur ten dar kažkaip tai pasakyti, dar komentarą parašyti. Tai aš nesuprantu. Kažkada tai ir pas mane buvo toks etapas, kad aš rinkau žinias, kad čia jau gaunasi kiek rekordas, kiek per dieną aš padėsiu laiko Facebook'e, bet nieko mano galvoj po 2 dienų neliks. Tai aišku, kad YouTube yra visko daug, kitose kanaluose irgi daug, bet reikia mokėti taip apsiriboti 2 mėnesius, nedarai nereikalingo linko, jokio nereikalingos knygos puslapio, sėdi, medituoji. Ir visą dieną saugo viduje tą jausmą rankose. Turi pinigų pluoštą. Kaip čia jums dabar geriau parodyti? Kažkodėl tai dabar kažkur tai neturiu, bet turiu kažkokią tai, čia galbūt kažkokią tai pasakyti jums. Imitacija. Norėčiau jumis pasidalinti šito dalyko, bet deja kažkodėl tai šitą, nerandu, nesvarbu, kitas iki aš jums galbūt sugebėsiu. Tai va, pas mane yra visa metodika, kaip pasiekti tai. Tam tikrų metų aš atsisėsiu vien tik ant to, kad praeičiau šitą kelią, perplaučiau pokyčių upę ir galėčiau būti treneris ir mokytojas tiem kaip savo pavyzdžiu. Nes be pavyzdžio, be tyrusi trenerio, tai labai sunku pačiam padaryti. Matote, kai mes kūrėme pinigus ir gausą, tai mes meditacijos pagalba dirbame su išore. Kontaktuojame su mąstančia substancija, su kūrėju, kuris yra viso pasaulio pagrindas. Nes pinigai ir turtai yra išorinio pasaulio objektai, atributai, taip pasakysiu. Kai mes meditacijos pagalba dirbame, vedami pasveikti, mes dirbame su vidiniu objektu, tai kontaktuojame su savo organizmo cheminiu fabriku, mūsų ląstelės, nuo šitų gerų jausmų ir minčių. Mes kalbėkime su ląstelėmis, jas mus girdi. Kalbėkime su organais, kurie mums sergantis yra. Siųskite jiems gerąjas mintis ir tokiu būdu genai gamins tas medžiagas, jie gaus komandą iš konkurencinės liaukos, kad reikia gaminti tokius genus, kurie trūksta jūsų organizmui. Ir gamins hormonus, kad išlaikyti, kaip sakyti, tokių hormonų kaip serotoninas ir melatoninas pusiausvyrą, nuo kurio priklauso žmogaus tas stabilumo būsena, kiti hormonai. O kitą sykį net įsivaizduokite, kaip jūsų sergančias organizmo ląsteles, ir paprašykite kūrėją patalpinti į jūsų embriono atmintį. Tai jūsų embriono atmintyje yra jaunystės formulė, auksinis tas standartas, kuriame yra jūsų sveikų kūnų kopija. Ir tenais panardinus į tos embriono atmintį sergančias ląsteles, prašykite kūrėjo, kad kamieninės ląstelės padarytų jas sveikomis ir grąžintų kūrėjas gal jausies sveikas į jūsų organizmą. Kodėl kamieninės ląstelės turi tokį poveikį? Jų paskirtis yra
gaminti ne kažką tai vieną, bet gaminti tai, ko organizmui trūksta, kas yra prarasta, stipriai pažeista ir kamieninės ląstelės gali virsti bet kokia reikalinga ląstele, tai kompensuoja sužalotos ląstelės neatstatomos paprastais būdais būsenų. Ir visada žinokite, kad embriono atmintyje yra jūsų jaunystės šablonas. Kuo dažniau bendrausite, išmokysiu kažkada, tai jūs kreiptis į jaunystės šabloną ir jo naudotis. Ir kai prisijungsite prie šablono jaunystės, ląstelės jaus ir ims kopijos tenais visus parametrus ir jūs jaunėsite, nes jeigu to nebūtų, pirštas neužgytų, nes iš to paties šablono ląstelės pasirenka, kaip užgydyti pirštą ir išlaiko tą patį unikalų piršto antspaudą. Tai tokie dalykai, kai mes kalbame apie pinigus, mes kalbame su išorė, kontaktuojame su mąstančia substancija, tai su vėju. Nes pinigai tai išoriniai objektai ir tai meditacijos metu, kai norim pasveikti, mes dirbame su savo vidiniu cheminiu fabriku. Ir jį reguliuojam. Abiem atvejais darbo principai yra tie patys: meditacija, afirmacija, vizualizacija, dėkingumas, tikėjimas, kartojimas. Ir per 2 mėnesius galima išgydyti viską. Jeigu ten sunki stadija, galima prireikti daugiau laiko. Bet aš žinau, aprašyta bent 20 atvejų, kada žmonės išgydė viską, net kada jau buvo nurašyti visų gydytojų ir pasiųsti numirti namo. Tai yra įrodymas, kad jie pasveiko naudodami šitą metodą. Dažniausiai remdavosi Silvos metodu per alfa būseną meditaciją sukelti, nes mūsų susartina protas ir protas gali mus išgydyti. Medicina gali mums tik tai palengvinti simptomus. Daugelis dalykų gal jums yra dabar nesuprantami, nes nežinote, kaip tiksliai veikia naujo gyvenimo kūrybos procesas. Bet su laiku mes artėjame prie to vis daugiau įsisaviname. Pasaulis keičiasi ir mes turim keistis. O treneris reikalingas tam, kad parodytų, kur neefektyviai dirbame ir kodėl nepasiekėme laukiamo rezultato. Nes pačiam žmogui gali neužtekti žinių, patyrimo, valios. Vilties. Na ir protas ir ego, kurie reikalingi mums, kad galėtumėm dirbti ir pereiti į gatvę. Mums visada trukdys padaryti tai, kas priklauso pagal mūsų programą. Tai va, mano tokia antroji paskaita ateina į pabaigą. Parašykite, kam nepasiseks artimiausiomis dienomis 3 kartus prisėsti, 3 kartus bent jau po pačią valandą, tiksliai, tyliai, smarkiai tai nesistengiant pagalvoti apie pinigus savo banke. Daugiau nesistengti. Svarbiausia 3 kartus padėti užpakalį ant kėdės. Ir jūs matysite, kokią aplinkui jūs, kas situacijos prasidės. Kaip sakyti, ačiū.
kad su manim einate šitą kelią. Tikiuosi, šį kartą laimėsime karą. Užtenka pralošti patiems prieš save. Nelauksime nei pirmadienio, nei naujų metų. Sėkmės.